Ar jau matėt visur išreklamuotą brangiausią lietuvišką serialą? Emilio Vėlyvio pavardė šalia pavadinimo ir 4 milijonai eurų. Pažiūrėkime, ar jie atsipirko. Manau, aiškinti, kas toks Emilis Vėlyvis gyvenantiems Lietuvoje per daug nereikia. Daugelis turbūt yra girdėję apie jo filmų trilogiją Zero bei Redirected. Bet man visuomet kliūdavo tai, jog ankstesnė jo kūryba remdavosi vakarų filmų idėjų kopijavimu. Dažnai jose pastebėdavau sąsajas su Gajaus Ričio filmais, tokiais kaip Lock, Stock and Two Smoking Barrels arba Snatch, tik žinoma su lietuviško buiteko prieskoniu. Nusprendžiau pasididinti krūtinę. Kahuėlą. Ir manau, kad iš vienos pusės yra protinga kopijuoti laiko patikrintas formulės, nes būkim biedni, bet teisingi, tie jo filmai tikrai Lietuvoje sulaukia pasisekimo. Bet vėlgi, naudojant tą patį posakį, mums lietuviams nėra labai sunku įtikti kalbant apie kokybę. I'm a simple man. Mes labai dažnai lietuviškus serialus ir filmus matuojame per prizmę kaip lietuviškam, tai čia oi kaip gerai. Ir aš labai nenoriu to daryti kalbėdamas apie Vilko gomurį, nes galbūt jau atėjo laikas išsivaduoti iš tų savo mažos šalies kompleksų bei objektyviai pažvelgti į realybę. No shit, Sherlock! Pradėsiu nuo pozityvių dalykų, nes negaliu kaip standartinis lietuvis sakyti, jog viskas čia yra negerai. Didžioji dalis veiksmo vyksta ne Vilniuje, o Klaipėdoje, kas buvo smagus nukrypimas nuo stereotipų, kad visas judesys tik tai sostiniai. Mane sužavėjo gražiai nufilmuotos miesto panoramos, techninis kameros darbas ir redagavimo kokybė. Šioje vietoje lietuviškas kinas jau tikrai žengia koja kojon lyginant su užsieniu. Klaipėdos vaizdai iš drono perspektyvos eilinį kartą parodė, kokia graži yra mūsų šalis, tad mano ovacijos ir ovuliacijos keliauja serialo filmavimo komandai. Ta patį galiu pasakyti ir apie Kipro Mašanausko parašytą garso takelį, kuris man asmeniškai prilipo ir sukūrė gana niūrią, bet labai tinkamą serialo temoms atmosferą. Ir žinau, kad yra labai populiaru stumti ant pigių lietuviškų serialo aktorių vaidybos. What an idiot! Vilko gomuryje jie kai kur pasirodė visai neblogai, kas mane maloniai nustebino. Taip pat smagu, jog lietuviškose produkcijose vis dažniau pasirodo ir užsienio aktoriai, kas manau bet kuriuo atveju naudinga garsinant Lietuvą tarptautinio kino mastu. Jo labiau, kad jų vaidyba tikrai buvo solidi ir prie jos prikibti man buvo sudėtinga. Seriale vaizduojami iki tol lietuviškame kine retai matomi groteskiški kankinimo ir žmonių kūno darkymo vaizdai, kas mūsų Marijos žemelėje visuomet būdavo šioks toks tabu. Šokiruojančios scenos atrodė gana detaliai bei įtikinančiai. Už tai nuoširdžiai serialą sveikinu, nes pagaliau lietuviškam kinui pradeda į vietą nusileisti seklidės. You son of a bitch. Negaliu meluoti, jog pirmi keli epizodai tikrai neįtraukė manęs į tą tamsųjį Emilio Vėlyvio sukurtą pasaulį ir gana ilgai išlaikė intrigą. Deja, artėjant link pabaigos, mano manymu, ta intriga buvo nusikalstamai iššvaistyta ir galų gale serialas perėjo prie labai nuspėjamų siužeto vingių bei vakarietiško kino klišių, ko turbūt dar ilgai jo kūrėjams teks mokytis nedaryti. Ir čia mano dosnumas baigėsi, nes negaliu ignoruoti problemų, kurių taip pat seriale buvo apstu. Kadangi Vilko gomurys yra dar gana šviežias reikalas, suprantu, jog ne visi būsite jį matę. Todėl šioje pastraipoje aš tik bendrai apžvelgsiu jo trūkumus. O kas norės žiūrėti toliau su siužeto atskleidimais, tikrai esate laukiami ir po jos. Taigi, kas man nepatiko bendrai? Nors sakiau, kad kai kurie aktoriai mane maloniai nustebino, tiek pat pamačiau ir nuviliančių pasirodymų ir netgi ta pati Ingeborga Dapkūnaitė daugelėje scenų atrodė, lyg būtų sukurta dirbtinio intelekto. Kai kurie dialogai buvo parašyti labai silpnai ir atrodė, kad jų vienintelis tikslas yra kuo greičiau peršokti į kitą istorijai svarbesnę sceną. Kadangi šis serialas yra detektyvinis ir nagrinėja painias sąsajas tarp užuominų, nusikaltimų bei įtariamųjų, natūralu, jog scenarijaus rašymas turi būti nepriekaištingas ir kuo daugiau spragų jame atsiranda, tuo sunkiau patikėti visą istoriją. Deja, rašymas Vilko gomuryje man pasirodė silpniausia serialo vieta. Jei žiūrėsite jį per daug nesigilindami, manau, kad tikrai pabaigoje sakysite, kad serialas yra nuostabus. Bet jei visgi esate tokie ligoniai kaip aš, kuriam kiekviena užuomina ir veikėjo žvilgsnis privalo turėti kažkokią prasmę siužete, tai tikrai gerų žodžių savo kolegoms ir artimiesiems jo neminėsite. Bendrai pabaigoje liko neatsakytų svarbių klausimų ir jei nebus antrojo sezono, tai tik dar labiau pagrįs mano priekaištų serialo rašymui. Ir jei dar žiūrite šią apžvalgą, čia yra ta kertinė vieta, kurioje aš jau realiais pavyzdžiais bandysiu pagrįsti savo kritiką. Tad jei dar jo nežiūrėjote ir turite Telia Play, būtinai tą padarykite, nes manau, koks jis bebūtų, tikrai yra vertas mūsų peržiūrų ir dėmesio. Matot, aš vis tiek Vilko gomuryje bandau įžvelgti kažkokį tai pozityvą.
nes net jei jis ir netobulas, tai yra puikus atspirties taškas tolimesniems lietuviškiams serialams bei filmams pasireikšti. Kadangi jau buvote deramai įspėti, tai dabar laukia linksmoji dalis, kurioje aš praplėšiu dar vieną išangę šio serialo scenaristams bei tragiškai kai kurių personažų vaidybai. Scena, kurioje Steve'as bare susižvalgo su Silvija ir per 5 minutės atsiduria su ją lovoje, man pasirodė visiškas cringe'as. Bendrai tas visas jų mini romanas buvo žiauriai sintetiškas bei suskubėtas ir veikia tik kaip pagrindas tolimesniam siužetui. Jų dialogė buvo turbūt max 10 sakinių ir jūs norit man pasakyti, kad čia taip realūs žmonės nueina iki lovos. O dieve, tai kodėl tada lietuviškam Reddite pilna postų apie tai, kokie visi vieniši? Ta vieta, kur Kurčnembilis nupiešė detektyviai Laurai kamerą, yra labai blogai. Aš nuoširdžiai pagalvojau, kad kitoje scenoje jie jau sėdės bare bandydami išsiaiškinti, kas tai padarė, nes man ten pasirodė kaip tikriausia čierka. Labai keista, kad nuo kraupios žmogžudystės praėjus 2 mėnesiams, apie kurią jau turbūt turėjo rašyti visi Lietuvos dienraščiai ir kalbėti visose ofisuose prie kavos aparato, Steve'as kažkodėl nieko nežino. Ir tai niekam nesukelia nei menkiausio įtarimo. Visi policininkai draugiškai nutarė, kad prie jo negalima prisikabinti, nesgi taip turi toliau klostytis istorija. No come on. Antroje serijoje Eva persekioja paslaptingas vyras, kurį serialas piešia kaip akivaizdų žudiką, kuris ir taip turbūt aišku, kad nebus tikrasis žudikas. Jis vairuoja labai į akis krentantį džipą ir jau net neslėpdamas vejasi ją per įtartinai tuščias Klaipėdos gatves. Tarkim, galbūt buvo labai šaltas vakaras. Eva tiesiog užbėga už namo kampo, nesižvalgo ir jos pėsčiomis neseka tas veikinis maniakas ir iškart pradeda skambinti draugiai. Jūs rimtai? You serious? Kitame kadre jau ramiausiai lipa į autobusą, nors dar prieš kelias akimirkas tarp jų buvo vos keli žingsniai. Tai gal jis tiesiog pas žmoną skubėjo ir nieko čia nebuvo? Do me a favor, please. Get out of here. Ta vieta, kai Vladas išsitraukė butelį policijos šefui išėjus, mane prajuokino. Nors serialas labai modernus, bet kaip matau vis dar prisimena senas lietuviškas panetkes. Aš niekur negeriau, darbe biškį truputį išgeriau. Pačioj serijos pabaigoje aš negalėjau nustoti juoktis iš Ingeborgos Dapkūnaitės veido išraiškos. Steve'ui prarandant sąmonę tas paslaptingas bičas, kurio jau kurį laiko ieško policija, tiesiog atvirai stovi ir žiūri į Laurą lyg niekur nieko. Ta prasme, seni, tu esi vidury baro, tave gali bet kas atpažinti. Man atrodo, kad Ingeborgos Dapkūnaitės vaidyba yra pervertinta, nes šiame seriale kiekvienas kadras su ja mane pastoviai erzindavo. Atrodo, jog ji taip seniai buvo Lietuvoje, kad jau pamiršo, kaip reikia natūraliai lietuviškai kalbėti. Čia esu Eva. Vis dar negaliu susitaikyti. Kaip galit? Ramiai čia sėdėti ir uždavinėti tokius klausimus, kai jūsų mergaitė negrįžtamai nuo jūsų atskirta. Ir tai labai jaučiasi jos dialogė. Nežinau, kodėl ji buvo pakviesta filmuotis, bet jos rolė buvo itin svarbi siužetui, todėl pastarasis nuo to tikrai nukentėjo. Lauros ginklas Dapkūnaitė į veidą buvo per daug, net vertinant amerikoniško cringe'o standartais. Suprantu, kad norėjosi dramos, suprantu, kad norėjosi parodyti kažką tai wow, bet už tokias bitkas realybėje prarandamas policijos ženklelis, nes tuo metu Silvijos motina dar negalėjo būti viešai tariama ir laisvai galėjo pasiskųsti. Juk ji taip norėjo nušalinti Laurą nuo bylos ir čia turbūt buvo lengviausias būdas, kuris siužetas pasirinko ignoruoti. Jis tikrai netulės. Nieko nedarys. Man pažįstamas žvilgsnis. To garantuoti ji tikrai negalėjo ir vėlgi siužetas prasilenkia su logika vardan dramos ir labai alekėtos scenos, kuri nieko iš esmės gero nepridėjo serialui. Ar aš gerai supratau, kad visą tą laiką vieno iš pagrindinių įtariamųjų tatuiruočių salonas buvo visai šalia Ingeborgos Dapkūnaitės personažui priklausiusio grožio salono ir detektyvai tik nuvykę prie to salono suprato, kad tatuiruočių salonas yra visai šalia? Ta prasme, policija nežino Klaipėdoje esančių adresų? Jūs rimtai? Detektyvė tą informaciją gavo gerokai anksčiau negu nuvyko tenai. Nejaugi negalėjo jau tada suvesti galų, kad dvi vietos yra viena šalia kitos? Steve'as pasako Laurai, kad sudegęs pastatas priklausė Marijai, Silvijos motinai. Laura su Vladu atsisuka į tatuiruočių saloną tuo dramatišku žvilgsniu ir pagaliau suveda galus. Serialai, what the fuck? What are you?
An idiot sandwich. Pliusas, kad jau dabar personažai sako fuck, o ne blet. Tai jau vien dėl to laikau serialą toli pažengusiu. Fuck. Ketvirtos serijos pradžioje Steve'as atbėga pas Laurą į ligoninę su informacija apie įtariamąjį švedą, kuris kartu su Steve'u ką tik išgelbėjo jai gyvybę. Ir tai akivaizdžiai gali pagelbėti Lauros tyrimui. Tuo tarpu budintis policininkas jį tiesiog išvaro, o Laura lieka stovėti jo nestabdydama, nors tai, ką Steve'as spėjo pasakyti, bet kurį normalų detektyvą priverstų taip gerai suklusti, kad tas naglas budėtojas pats skristų į gatvę. Ta prasme, jūs rimtai norit man pasakyti, kad Laura tokia bukaprotė, kad pasirenka ignoruoti šią svarbią informaciją? Aleik tik. You're a fucking idiot. This needs to stop. Vienu metu Laura su Steve'u sėdi kavinėje ir Laura jam pasipasakoja, kad jos dukrą nužudė maniakas. Nors prieš tai visur buvo kalbama, kad ji tiesiog dingo. Tai kuri versija teisinga, nes žmogaus dingimas ir nužudimas yra du labai skirtingi dalykai. Norit pasakyti, kad Laura rimtai taip akiplėšiškai visiems meluoja? Tas jos backstory atrodo labai nenuoseklus ir bendrai nelogiškas, nes ji pasako Steve'ui, kad žinojo, kas buvo maniakas, kuris neva pagrobė ar nužudė jos dukrą. Bet jos visa argumentacija, kodėl jo nesugavo, yra tiesiog nelogiška. Baime? Rimtai? Okei, tarkim. Bet ar niekas kitas policijoje be jos negalėjo suvesti galų? Be to, jeigu ji žinojo apie tai ir niekam nepranešė, tai ar ji pati teoriškai neturėtų būti už grotų? Be to, jos neveiksnumas reiškia, kad jį laisvėje paliko maniaką, kuris tikrai greičiausiai nuskriaus dar daugiau žmonių. Jie apskritai pradeda teisinti maniaką, neva jis nekaltas, nes visuomenė jį tokiu padarė. Nors nėra iki šiol vieningos nuomonės, ar nusikaltėliais gimstama, ar vis dėlto tampama. No shit, Sherlock! Vėliau po audringos naktelės su Steve'u jis staiga paklausė jo, kaip jis jai iškvietė pagalbą. Nors tai greičiausiai jie dar turėjo išsiaiškinti ligoninėje, bet tada mesgi nebūtume prie jų romanso scenos, ar ne? Aš jau norėjau serialo kūrėjus pagirti, bet visgi išsprūsta tas senas geras. Blet. Silvijos tėvas buvo labai įdomus veikėjas, net jei jam ir priklijuota ta potencialus maniako, bet ne iš tikrųjų maniako etiketė. Jo galėjo seriale būti ir daugiau, nes norėjusi pamatyti viską būtent iš šio žmogaus perspektyvos. Aktorius Tommy Korpela atvaizdavo žiauriai kietą personažą, kuris dėja mano manimu buvo per greit ir per kvailai iššvaistytas. Bendrai ta visa scena, kurioje Laura tardo Karlą, buvo perspausta ir labai paini. Žiūrovai parodoma, jog jis akivaizdžiai turi kažkokią purvą apie korumpuotą Klaipėdos policiją. Tačiau kažkodėl kalba Laurai mislėmis, neva ją ištiks toks pats likimas kaip jo dukra, jei viską atskleis. Čia išaiškėja pirmoji loginė problema. Jei Laura neišsiaiškins, kad jos kolegos yra nešvarus, Karlas miršta veltui. O tam, kad išsiaiškintų, jai reikia konkrečių įrodymų. Karlo kalbėjimas mislėmis negarantuoja, kad Laura ištirs bylą, todėl jo planas atrodo nepagristai rizikingas ir remiasi tik spėliojimais, kad viskas pasisuks jam tinkama linkme. Ir čia atrodo, kad kuo daugiau pradedi galvoti, tuo labiau supranti, kaip sudėtinga logiškai pagrysti šią sceną, kuri turėjo būti viena iš svarbiausių serialo vietų. Galiausiai jis vis tiek nusižudo nuo policijos pareigūno rankos. Ir tada kyla natūralus klausimas. Jei jis buvo pasiruošęs mirti ir žinojo, kad kambaryje su juo sėdės du niekšai ir vienas geras policininkas, ką galėjo prarasti pasakydamas, kad anie du yra nešvarūs? Jei Karlas pergyveno dėl Lauros likimo, kam apskritai kalbėti su ja tų korumpuotų policininkų akivaizdoje? Ji bet kuriuo atveju bus pavojuje, nes anie tikrai nenorės rizikuoti, kad Laura tas jo užuominas išnarplėtų. Tai what the fuck, seni, ką tu bandai čia jiems prastumti? Be to, Karlas net pačioje serijos pradžioje buvo pareiškęs, kad kalbėsis tik su Laura. Todėl visiškai nesuprantu, kodėl vėliau Laura ateina į apklausą kartu su Vladu, o Karlas visai tai nereaguoja. Juk galėjo pareikšti, kad kalbėsis tik su ja ir ką tada Vladas būtų daręs. What the fuck is this? I don't know. Ypač nelogiška tai, kad Karlas žinojo apie Silvijos tatuiruotę siejančią visus nusikaltėlius. Ji galėjo būti panaudota kaip pagrindinis įrodymas juos sulaikant, nes joje literally buvo pavaizduoti visų tų šmikių veidai.
Kaip iš tokio dalyko po to jiems visiems išsivartyti, aš neįsivaizduoju, kai tavo veidas puikuojasi ant gabalais sukapotos moters nugaros. Karlo savižudybė apskritai buvo beprasmė, nebent tik keršto sumetimais, bet net ir tokiu atveju jis nužudė tik vieną iš kelių nusikaltėlių, kas vėlgi visą jo keršto planą paverčia nelabai gerai apgalvotų bei tuščiu, nes lieka gyvi dar du netgi labiau prie jo dukros nužudimo prisidėję asmenys. Dėl šių priežasčių Silvijos tėvo logiškiausias sprendimas buvo kuo greičiau viską pasakyti Laurai be jokių kvailų šaradų. Be to, Karlą net iki apklausos bandė nužudyti kitas korumpuotas policininkas, Mindaugo Papinigio vaidinamas veikėjas, prie kurio niekas taip beje ir negrįžo iki pat serialo pabaigos. Jo siužeto linija buvo visiškai apleista ir niekas net nesuodė, kad jis irgi yra įklimpęs. Šaunuolis Mindaugai, prasmukai pro visus tos žioplius. Dalbajobas! Nežinau policijos protokolų, bet atrodo, kad Laura prieš sušaudydama Karlą turėjo bent įspėti jį, liepti sudėti rankas už galvos, nes anas neturėjo jokio šaunamojo ginklo ir nebandė jų pulti. Ta scena irgi atrodė perspausta dramos vardant dramos, jo labiau, kad švedas tuo metu buvo pagrindinis jų įtariamasis, o užpultas policijos šefas galiausiai net ir išgyveno užpuolimą. Vėliau niekas net nebandė aiškintis, ką jį padarė ir kodėl nušovė įtarimai be įspėjimo. Tai buvo tikrai kvailai parašyta scena. Užuomina su tatuiruotė, nors ir originali, man pasirodė labai pritempta. Iš pažiūros atrodo sumautai genialu, bet tuo pačiu ir labai silpnas siužeto variklis, kai pradedi gilintis. Serialo pradžioje Kurčnebylis Ulvis parodo Laurai apklausos kambario veidrodinį stiklą, nes, čia gi veidrodis, kaip kas nors gali to nesuprasti. Bet niekas žinoma nesuprato iki pat pabaigos. Man asmeniškai pasirodė, kad jis norėjo įskųsti tą korumpuotą policijos šefą už stiklo, kas jau galėtų būti mažiausiai dvi skirtingos to paties gesto interpretacijos. Esu tikras, kad visa ta tatuiruotė su užuomina bus kažkaip protingai paaiškinta pabaigoje. Iki pat serialo pabaigos lieka neaišku, kaip Silvijos tėvas sužinojo apie tatuiruotėje pavaizduotus veidus, apie kuriuos vėliau myslėmis bandė sufleruoti Laurai. Nei vienoje serijoje nebuvo parodyta, kaip Kurčnebylis tatuiruotės bent kažkur tiesiogiai ar netiesiogiai užsimena apie tai Karlui. Vienintelė vieta, kur buvo vaizduojama, kad Karlas žino apie tatuiruotę, buvo eskizų paėmimas iš Ulvio slėptuvės, bet niekur neparodyta, kad Karlas su veidrodžiu išsiaiškina tą patį, ką Laura su Steve'u. Silvijos dialogas su mama pradžioje buvo toks pats medinis, kaip ir visose kitose scenose, kur vaidino Ingeborga Dapkūnaitė. Bendrai čia turbūt labiausiai ir pasireiškia tas lietuviškų serialų prakeiksmas, kur veikėjai dažniausiai šneka kaip robotai. Čiauris nemačiau, gal žinai kaip jis? Juk tu mane pažįsti, aš nesidomiu svetimais gyvenimais. Marijos ir Vlado pasikalbėjimas vidury kiemo buvo labai banaliai parašytas ir pavaizduotas, nes lyg tyčia kaip ant padėklo buvo pateiktas Silvijai. Toje scenoje betrūko, kad vietoje voko Marija Vladai tiesiog paduotų maišą su dolerio ženklu ir dar pasakytų, kad čia yra nešvarūs pinigai už tos nelegalius dalykus, kuriuos mes čia visi kartu darom. And I need my... Please accept this kickback as a token of our esteem. Thank you, Fat Tony. Šiaip pastebėjau, kad visi serialo blogiukų ale slapti pasikalbėjimai dėl kažkokių priežasčių visą laik vykdavo pačiose atviriausiose ir matomiausiose vietose, o jų stovėjimas vidury kadro, kad ir kaip dramatiškai atrodytų, šiek tiek nusverdavo logiką, nes jeigu tu kažką darai labai pikto ir neteisėto, tai gal geriau reiktų būti kažkur uždaresnėse erdvėse, toliau nuo atsitiktinių akių. Okay. Ypač ankstesniuose epizoduose, kur policijos šefas, kuris šiaip jau yra viešas asmuo ir gali būti lengvai atpažįstamas, kokiu tais tikslu flirtuoja su nužudytos merginos motina, stovėdamas tiesiog vidury uosto. Na taip, aš suprantu, galbūt vakaras, bet net ir vakare uoste būna pilna žmonių. Tai visą parą veikianti vieta, plius joje dar ir pilna kamerų. Šitie dalykai nepridėjo serialui rimtumo, kurio jis, akivaizdu, taip siekia, bandydamas lygiuotis į vakarietiško stiliaus kriminalus. Special Officer Doofy reporting. Hey, Doofy, smell my fingers. Taip pat nesupratau vietos, kai Vladas įmetė pinigus vokelėje savo šefui į šiukšliadėžę. Ar čia toks jų susitarimas, kad niekam nekiltų abejonių įėjus į kabinetą, nes, į šiukšliadėžę į babkės. Tai akivaizdu, kad aš nekorumpuotas policijos šefas, nes, matot, kišį tai iškart į šiukšliadėžę išmečiau. Negalėjau nustoti juoktis.
Arba paimkime sceną, kai už Kurčnebylio Ulvio viską verčia kažkokie tai neaiškus kaukėti tipai. Aš suprantu, kad Kurčnebylis žmogus gali negirdėti, kai už jo kažkas šneka, bet kai banditai baigia apversti aukštinkojam visas tavo dirbtuves, tai gal bent savo sfinkterių pajustum kažkokias tai vibracijas ore, kad už tavęs vyksta kažkokie nesankcionuoti remonto darbai. Vėlgi atrodo, kad norėta padaryti žiauriai kietą sceną, bet eilinį kartą ji prasilenkia su logika. Kai Laura su Steve'u sėdi prie jūros, jie vėl pradeda kalbėti apie Silvijos mirties aplinkybės. Tačiau Steve'as jau senokai nebando įrodyti jai, kad matė Silviją gyvą. Atrodo, kad su tokiu dalyku negalėtum taip lengvai susitaikyti, ypač kai prie tave sėdintis žmogus aktyviai vis dar šneka apie jos mirtį. Bet Steve'ui jos mirtis atrodo jau pasimiršo. Taip pat seriale yra scena, kurioje Silvija mato, kaip yra žudoma mergina tame Marijos rūsyje. Ar jie iškart praneša apie tai policijai? Ta prasme, realių laikų vykstančią žmogžudystę, kurie kelią gali užkirsti iškviesti pareigūnai tiksliai žinantis, kur tai vyksta? Žinoma, kad ne. Aš suprantu, kad žmogus patiria šoką, bet manau, bet kuris sveiko proto pilietis bent kiek atsikvošėjęs turėtų iškart surinkti policijos telefono numerį ir tučtuojau iškviesti pagalbą į tą vietą. Bet ji kažkodėl sugalvoja prabėgti per visą Klaipėdą iki pat policijos nuovados. Ir kai pagaliau vėliau sekančioje scenoje parodoma, kad ji akivaizdžiai turi su savimi mobilų telefoną, ji pirmiausia paskambina ne policijai, o savo tėvui. Matyt, taip dramatiškiau. Galutinė Lauros ir Vlado konfrontacija yra jau 100 kartų matyta holivudinė klišė, kur ji dar jam pradeda svaičioti apie kažkokius Amerikos maniakus ir impotenciją. Toje scenoje norėjosi daugiau veiksmų ir mažiau nuvalkiotų kalbų. Gal kažkokio vijimosi ir bent jau kokių tai grumtynių, nes Laura visgi yra policininkė ir manau jos personažas galėtų bent kiek fiziškai apsiginti nuo Vlado. Be to buvo nuo pat pradžių aišku, kad Steve'as ją išgelbės ir tai mano manimu labai prasta šios siužetinės linijos pabaiga. Bendrai pirmoje serialo pusėje gerai išlaikyta intriga į pabaigą visai išsišvaistė, nes kuo daugiau paslapčių būdavo išnarpliojama, tuo labiau jautėsi tie patys nuvalkioti filmų apie maniakų stereotipai, kuriuos jau 100 kartų esam matę. Galbūt tik vienintelio Steve'o likimas buvo įdomesnis ir sunkiau nuspėjamas, bet net ir jo kulminacijoje aš įpusėjus serialui pradėjau nujausti, nes buvo nemažai užuominų apie jo kondiciją. Visgi tai turbūt vienintelė vieta, kuri pabaigoje sukėlė dar šiokią tokią intrigą ir tą vadinamą cliffhanger akimirką. Bendrai paėmus Vilko gomurys nėra visiška tragedija. Jame buvo tikrai gerų idėjų ir visas pastatymas yra labai aukšto lygio. Deja, lyginant jį ne su lietuviška, bet užsienietiška kino virtuve, negaliu apsimesti, kad tai šedevras. Man liūdna, kad turint tokį biudžetą, daug kur atrodo buvo iššvaistytas potencialas parašyti tvirtą kriminalinę istoriją, taip sukuriant ir įdomesnius jos veikėjus. O liūdniausia, jog šiems dalykams paprastai net nereikia tokio didelio biudžeto. Visgi noriu optimistiškai užbaigti šią apžvalgą, nes bet kuriuo atveju Vilko gomurys yra teisingas ir reikalingas žingsnis į tolimesnę mūsų kino raidą. Tai puikus įrodymas, kad nors esam labai mažai ir piniginė bei talento prasme apribota šalis, vis tiek galime pasigrumti pečiais su užsienio televizija. Manau, kad serialas bet kuriuo atveju bus populiarus dar ilgą laiką ir daug lietuvių jį pažiūrės. O jūs jau galite patys spręsti, ar tai, ką pasakiau, buvo teisinga. Lauksiu jūsų nuomonių po video. Ačiū, kad mane žiūrėjot. Iki kitų kartų.